virš. Kelio net normaliai nematau, kai čia buvo bagis kažkoks. Palieku tiltuką. Esu filosofiniam apsisprendime, ar sukt namo. Sveikas protas sako, reikia sukti. Tokia temperatūra, be perstojo važinėti ir mėgot palapinėje. Su tokia įranga, kokia aš turiu, nors maniau, kad neblogą turiu, bet pasirodo neblogą pavasarį, bet ne žiemai besibeldžiant. Tad su tam filosofinė mintim važiuoju toliau. Kelias kartojasi. Stikliukas va šitas va pakeičiau. Per video bus matyti, kas geriau. Bet įtariu, kad rūkui visada reikia naudoti paprastą stikliuką. O tos filtrus, po to, kad tik nepamiršiu, kažkaip lyg tai Norvegijai, kai buvau, sakiau, įsidėję šitą. Minėjau apie filtrus, kad dėsiu linką. Tikiuosi dabar nepamiršiu, dėsiu linką. Tikrai verta. Tikrai skiriasi vaizdai. Saulė neišdegina taip dangaus. Gražiau. Bet kai važiuoji daug, o oro sąlygos kintančios, tada būna susiduri su tuo, kad reikia keisti stikliuką. Taip, kad vieną pasirinkai ir varai, nu nebent tu šiltų orų išvažiuoji. Tad pasižiūri, viskas ok, bet jeigu važiuoji nuo 8 ryto iki 9 vakaro, kaip ir aš toj kelionėj po Norvegiją, tai ir nesuprasi kartais. Nu, gal čia įpročio reikalas, nes pavyzdžiui, važiuodamas iš darbo filmavau, tai viskas, aš manau, ten puikiai gavosi, išskyrus prieš 6, kai pradėjo tempt. Tada aš turėjau šiaip stot ir keisti stikliuką. Nu, tai čia mano pripratimo reikalas, bet jie geras dalykas tie. Tai va, palieku tą kalną. Dar va, ten matot, bokštas yra, į kurį nelipsiu, bet kas nebuvo, čia tikrai užsukit su motociklu, tai čia šitokie keliai pasaka. Tokie biški bamsi. Bet bent jau maniškis motociklas viskas gerai sugeria, nejaučia šią diskomfortą dėl to. Ir vingiuoja. Taip rudeniškai gražu. Nu jau į 9 laipsniai. Čia klausimas nuo kalno, nuo kad stovėjo motociklas. Gal dar pasikoreguos. Tai va, sveikas protas sako, padaryti dar gražų ratuką ir į namų pusę. Tai yra uždaryti sezoną. Va tas bokštas. Motogalvio smegenys sako, kad važiuok, pernakosi dar, važiuok. Bet manau, kad mūsų moto smegenys be perstojo sakys važiuot.
Kadangi turėjau tokį nerealų sezoną, naujas motociklas, puikus, po Lietuvą teko nemažai pasivažinėti, moto uždarimus keliuose dalyvauti fainai ir ypač kelionė į Nordkapą. Kas nematė, kviečiu pasižiūrėti. Ten kokybė šiek tiek tokia video, bet gražu. Tai va, mašino kokybę irgi išbandinėjau, kad daugiau juostos turėčiau. Apie tai, apie GoPro čia atskirą jaučiu istorijos, atskiri kalbėjimai, bet kaip dabar esu nustatęs, jei kam įdomu, brūkštelkite į komentarus, parašysiu, kokie nustatymai dabar. Manau, pakol kas tai yra the best. O dėl, kaip kalbėjau, filtrų parinkimų, nu, čia yra, manau, būtina, bet reikia įprasti ir jausti, kada reikia stabtelti, pasikeisti filtrą. Kada dėlė tamsesnį, kada šviesesnį, nes ten 4 iš viso yra. Tai va. Medžiai va čia jau pametė visus lapus. Šiaip važiuoti nešaldo, sakyčiau, kai rankinos šildomos. Arba turėtų būti pirštinės normalesnės, storesnės. Nes pas mane net matosi skylutės, jis tokios pavasarinės link vasaros, nes vasara šiek tiek per karštą. Tai va. Bet kūnui normaliai viskas, čiki-piki. Gerai, laikau kadrą. Tai yra vairą. Kadrą jungsim, palaikysim vėliau. Tai va, stabteliau. Čia tokia graži vietelė, miškelis, stoginė. Galvoju, kad man nesigalvoja kaip elgtis, nors protingiausia būtų namu. Bet, kad geriau galvotųsi, reikia pavalgyti, išgerti kavos gamtoj ir tada bus ganėtinai paprasta priimti sprendimus. Nes galbūt esu alkanas. Norėčiau kokios kavos ar arbatos. Pasirinkau kavą. Panaudosim vandenį kiek turim, po to nusipilksim. Ugnelė šviečia. Bet kuriuo atveju, manau, būtų protingiausia namų pusėn sukti, gražiai šiandien susitvarkyti motociklą, viską. Ir tuo ir pabaigti motosezoną, kuris, kaip kalbėjau, buvo fantastiškas. Tai va. Ką mes turime? Turime ananasų ir turime duonos. Nelabai ko daug aš noriu. Tai va tiek. Tada užkandžiauju, geriu kavą ir palaikysim ryšį. Jūs dar čia? Reikia pavalgyti. Bet išgersiu.
taip ir darysiu. Pačilinsiu dar. Nuvažiuosiu į degalinę, ten paskui tas gražus keliukas link Kauno važiuojant, kertant Lietuvos-Lenkijos sieną. Ir šausiu į namų pusę. Nusiplausiu gražiai motociklą. Prisipilsiu baką pilną. Ir paliksiu kitam sezonui. Kuo toliau, tuo labiau mąstau, kad, faina, kai motociklas prie padūro, tada jo geras suriukas, čiuk, staigiai išlėkia į pusvalanduką, šiltų, bet visą laiką ir apie 7 temperatūros lauke, ta kelio danga, padangos, nesiteisinus važiuoti norisi, bet palaikysiu sveiką protą ir smagiai užbaigsiu sezoną. Kaip kalbėjau, sezonas pasaka, ta kelionė į Nordkapą, bet ir šiaip daug tokių smulkmenų, gražių pasivažinėjimų buvo nerealių. Aišku, kelionė turėjau su šeima į Kroatiją, ten irgi nerealiai. Viskas labai labai gerai ir smagiai. Tad, cheers. Ir į kelią. Po kavos. Pasirodo, kur aš čia gėriau kavą, smagiai. Tai yra kažkaip va, vilkų zona. Ir kitų gyvūnų yra. Va, apibrėžta net scienka, edukacija, atropi kažkokie edukacinis kelias čia yra. Galima prasivaikščioti su viršum kilometrą ir galima vilkų sutikti. Žinau, ar matote, palaukit, o ten yra kryžius. Ir labai daug tų ženklų. Įvažiuoti draudžiama, aš taip suprantu. Jokių mašinų, jokių pypsų, apie motociklus nekalba. Šiukšliadėžės irgi yra specialiai metalinės. Smagiai išgėriau kavą ir priėmiau sprendimą, judu į namų pusę. Aš dar čia Lenkiją biškį pasimalsiu, paskui biškį Lietuvoje, bet kryptis jau į namus. Bet keep on rocket. Fainas keliukas, tik gaila, kad tokių dubučių yra. Temperatūra jau 10 jau normaliai. Labai fainas miesteliuko keliukai. Va, kur sakiau, tada pačią pradžioje neįsijungiau kameros. Va, vienas žmogeliukas. Ten dar kažkokia skulptūrėlė. Neparodžiau turbūt normaliai, nu tiek. Važiuojam. Pasaka keliukas. Gražiai tas medis atrodo, ne? Pievai taip. Pasaka, ne kelias. Nesibaigiantis. Rūkas ir rūkas. Kur pasižiūri rūkas.
stotelė bus degaliniai, nes jau pasimokiau iš šių metų pradžios. Ten, kur yra video, kur degalinė parašyta ant viršelio video. Nes iš tiesų, degalinės ten nėra artimiausias. Man rodo, čia 100 biškį. Kiek čia tikėti, nežinau. Tų, su kurie čia už 10 minučių degalinė. Ir tada prasuka taip gražiai link Lietuvos. Tada į Lietuvėlę, o paskui į Kalbokelią norai pasitiks. Čia ir vėjas žiūri sustiprėjo. Temperatūra nelabai čia keičiasi, 9 laipsniai. Ir rūkas. Važiuot nešalta, net langą prasidariau dabar. Padangos, manau, įkaitusios pakankamai. Bet kelio danga čia klaustukas, nes vėjas duoda. O čia kažkur yra tas nusukimas, ar ten buvo į šitą, į Lietuvėlę, link Kauno, o aš varau link degalinės. Ir paskui grįšiu. O įvažiavom į gražų miestelį. Kaip ir Lietuvoje, tie maži miesteliai gražus. Bet va kur pasižiūriu, toliau rūkas. Jaučiu naktį priskivau šalto oro. Kaip quickshifteris patogus, eina savo. Taip gražiai man, čia kažkoks garsas, jeigu iš viso girdėjau. Ir viskas. Tiek į viršų, tiek į žemyn. Čia degalinė. Atsoto, ne Robuitė, a Robuitė, o dirbate. Kad lyg tai dirbate. Rašo 7 minutės dar važiuoti iki kažkokios degalinės. Net nežinau, kad daryti apsisukt. Jaučiau, suksiu čia. Nes jeigu jie pracuoja, tai man iš viso bus pasaka. Oi, nematau nieko. Tada man į Lietuvėlę grįžti bus labai faina. O čia žeriukas pasirodo yra, rūkas yra, net normaliai nesimato. O Jėzu, vėl prašokau. Oi, šnekoriu. Nerūkyti, žvakės nedegti ir nerūkyti pypkės. Ką mes čia turim? Kas čia? O, benziuks yra. Kienai pažiūrėti, ar čia pracuoja kas nors, ar nepracuoja. Kas dirba? Uždarytas duris. Važiuoju, kur prieš tai siūlė navigacija. Ten ir užsipilsiu. O jeigu ten ne, tai dar kita yra, kur tikrai užsipilsiu. Rūkas virš kelio net normaliai nematau, kai čia buvo bagis kažkoks. Va, tiesiai nieko nesimato. Pagal navigaciją tik matau, kad bus vingis į kairę. O šiaip nieko nesimato. Vėjas sukilo. Kaip kamera. Tai va, kurą įsipyliau. Reikės dabar nemažai grįžti, kad to keliuku pravažiuoti, bet grįžtu. Prasivažiuosiu. Opa.
Navigacija biški kitaip siūlo. Nu, bet kas siūlo, tai nereikia čia visko, žinai, kaip čia pasakyti, pasikliauti. Reikia savo galvą turėti ir savo svajonės. Ok. Toliau bandau. Čia lyg rūko nėra, ten tai buvo, matė koksai. Pažiūrėsim navigaciją, supras, kad aš noriu kito kelio, ar ne. Siūlys be persijaučiu apsisukti. Gerai, laikom kryptį. Arkliukai rūkė. Ir aš rūkė, ir ežiukas rūkė. Navigacija vis dar nesupranta, kur aš noriu važiuoti. Bet tikiuosi susirutulios tie keliai. Bet tikrai, ežiukas rūkė, nieko nematyti. Navigacija visai pavedė. Vištytis Lietuva, manau, kad šitas bus posūkis. Šiuk važinėjau, navigacija nieko neranda. Varau čia, žiūrėsiu, gal paseks su navigacija. Gal internetas atsigaus. Bet manau čia. Anakart iki Vištyčio šaltinio važiavau. O dabar man į Kauno pusę norisi, Marijampolės kažkas tokio. Rūkas, kaip matau, dar vis neapleidžia. Bet gražus rūkas, toks turi kažką savo. Panašu, kad čia pats kelias, kiek atmintis leidžia. Atsimint. Pigiuotas. Gerai. Ar kalbėjau? Jo, prašokau posūkį. Pasienė, matyti, turbūt su internetu šūdinai nieko navigacija nerodo. Tai Lenkas sakė, ten jis ką tik iš Vištyčio. Tai kaip ir bėdos nėra, žinau kryptį. Galiu važiuoti. Bagiai čia laksta. Įdomu, šiaip linksminasi ar kokie nors šitie atrakcijos. Opa. Ok. Miksniuką galim išjungti ir važiuojam toliau. Čia sakė kelias aplink ežerą, važiuosi, sako, ir viskas. Ir pasaka baigta. Tai nėra ko ten važiuoti. Va, sakė, čia ženklas, va. Kur prašokau? LT Vištynės. Gerai. Smagiai, labai smagiai. Malonu žmonės. Va, tas ženklas, kur labai norėjau sugrįžti. Tai aišku, čia ant posūkio nepaliksiu. Čia galima gal nuvažiuoti. Opapa. Tai va. Nusėda batarkė, įsidėjau naują. Čia yra kelias link Vištyčio. Žiauriai gražus. Tikrai verta apvažiuoti. Va. Lenkija. Labai atsargiai suka, čia reikia taip pat atsargiai pereiti. Ir Lietuva. Ir aš laikau kryptį į Lietuvą. Iki namų apie 3 valandas. Ten pro Marijampolę, ten gražiai prasuksiu. Nuplausiu dar, aišku, reikės motociklą toliau. Bet svarbiausia, kelias dar yra.
ir judu tolin. Bet rūkas tai nesibaigiantis. Viso rūkas. Efektyvų. Kažkas malkas. Vištyčio regioninis parkas irgi žiauriai gražus, bet čia irgi skonio reikalas. Aš kaip žinot, toks prie gamtos, tai man gražu. Čia kažkur į kairę, jei pastebėsiu, parodysiu, yra ne šitas, tikrai, gal ten įdomu, va, kur B rašo. Nusukimas, ten yra tas šventas vanduo, ne, taip, šitas šventas vanduo tenai, šaltinėlis. Ir žemyn yra geras kempingas, nebuvęs aš dar jame, bet esu girdėjęs, kad tikrai geras. Laukia dar nuostabių vingių. Oro temperatūra, nežinau, čia neseniai užkūriau, po poilsio karas persigaunau, bet rodo 11 dabar. Bet vėjas žvarbesnis pasidaręs. Rūkas niekur nedingo, neliko Lenkijoje. Yra ir jo ir čia. Bet ne taip, kai toj vietoj šiuk, vat kaip medis, nieko po to vietos tada nesimato. O va, varteliai. Graži ta mūsų žemelė. Graži ta Lietuva. Einu savo. Pavingiuojam biškį, ką? Opa! Sekantis. Melagiai rašo 50. O, vėl melagiai. Tik čia 60, va. Gražiai įeini, šertėdėnė, nu. Viskas čia normaliai. Kažką vėl su tausimus, nu, nesvarbu. Šalma kažkaip biškį. Va, Lenkai žymi geltoną fonę, čia baltam. Nežinau, Skandinaviją važiavau irgi geltonom. Tikrai daugeliu. Ypač tokiais orais. Bet fantastika, kad vakar nusprendžiau važiuoti. Nors ir miegas buvo ekstremalus. Bet šiaip šeštadienis aš tokiu oru nebūčiau išvaręs pasivažinėti. Būsiu jūs apgavęs, ne tas posūkis įvištyti. Ta šaltinėlį ir poilsiavietė. Tai šitas mano. Jo, va, rodo ženklą. Poilsiavietė, šaltinėlis, jo, šitas. Nu, tai žiauriai fainai galima pasukti po Lietuvoj. Tada čia pačilinti. Reikės ką taip daryti. Ne į Galdusę varyti, o čia atvaryti. O, kiek vandens turi. Ir kaip nevažiuot, a? Oho, kaip atrodo, kaip kokia jūra. Net navigacija įsijungia. Alio. Kas čia buvo, kad navigacija nusprendė pailsėti? Opa.
imam. Sekantis. Kai krantą nesimato, atrodo, dar kai palei kokią jūrą važiuoja. Balta. Tai va jau braunusi, kaip čia aš pavadinčiau, per vėją. Nors nėra stiprus labai, bet tokios va lietuviškos lygumos, ūkiai ir priartėjom. Galbūt čia kokia Marijampolė, net nežinau. Bet visai smagiai judu į priekį. Varšava, Kalvarija, Krivukė. Tai Marijampolė, tai Marijampolės kryptį aš dabar varau. Viskas kaip ir suprantama. O, čia net autostrada bus. Tai įsijungsim kruizą ir pačilinsim. Tik kaip dievulio, kažkaip, nieko nebuvo. Vėjo, kad tik nebūtų kokios smarkaus. Tai viskas. Ir pirmin. Nu, neblogai, čia tą kelią sutvarkėm. Bet jausmas tai toks kažkoks keistas čia. Kelias lygus. Nusistatė į kruizą. Bet dangus nei cepelinas, nei taika, toks rūškanas, nei rūškanas, pilkšvas, su tokiu rūku, kažkaip tai įdomiai taip jaučiasi, bet toksai važiavimas gali ir užmigdyti. O, kiek lipdukų negaila. Tuneliuks gražus gaunasi, užtvarsakas. Sveikinu lietuviai, gerai čia. Dar jis važiuoja autostradą, bet vėjas tai žiaurus pasidarė. Tiesiai kala. Kartai šoną paima, bet tai pagrindė tiesiai. Nesuprantu kaip, bet net nugarą šaltis jau kabina. Rankinas va, max karščio laikau. Yra va tie, bet nežinau, šal. Suvaizduojat, nei nenorėjau į Kauną. Navigacija ką tik nunavigavo mane į Kauną. Ir kaip čia taip sumastė. Tai reiškia, man duos Kaunas Vilnius autostradą. Laikas, nu, pagal laiką aš kitaip ir negaliu dabar persigalvot. Nu, Kaunas Vilnius autostrada. Let it be. Kauną. Iššoko į nuostabią mūsų Lietuvos autostradą, kurią reikia kiekvieną vasarą remonto. Gal dar pavingiuosiu kažkur, bet navigacija nusprendė mane biškį panksint namo. Stabtelėjau Kaišiadoryse degaliniai, jau prie Kaišiadorių. Liko apie valanda kelio, temperatūra ta pati čia, autostradai tai visoką važiuot, bet ką padarysiu, nu, jau taip veda tą navigaciją, nors gal ir gerai, kad veda, nes kitaip tektų naktį baladotis, sagos niekaip neužsegu. Na gal nieko daugiau. Taip, įsijungia muzikėlė. Muzikėlė, kur čia muzikėlė buvo? Ne tave, o Billy Idol. Puikus uždarimo ratukas. Galutiniam variante bus gerokai virš 300 šiandien. Nuo vakar net nežinau, gal ir 500 iš viso. Toks chill, mažiukas. Na ką, šokam į autostradą. Nu, pažiūrim, kaip Suzuki bėgėjas. O, kaip tau? Gerai, susimatom.
Susimatom. Nu va. Daviau Suzukiui prasivedint. 1.7 skaičiuką pamačiau. Labai smagiai taip sezonas. Tai va, Vilnius. Išsijunginėja kamera turbūt nuo šalto vėjo. Bandau vis papasakot, bet kamera, kai gauna šaltą vėją, turbūt kai nuo autostrados, tai vis išsijungia. Nuostabus sezonas užsidaro, lauksim naujo. Ačiū, kad sekat, žiūrit.